Sveika, jei tavo garderobas atspindi tave tiek pat, kiek dera rauginti agurkėliai su nutela, tai ši mano žinutė kaip tik tau. Pasakysiu tau 4 priežastis, kodėl nepavyksta apsirengti stilingai. Pirma, rengiesi tam, kad paslėptum savo figūros trūkumus. Dress to hide, not to shine. Lauki, kol būsi pakankamai verta gražių drabužių, kelinasi svorio, pradėsi sportuoti, ar dar kažkas tavo gyvenime pasikeis. Renkiesi nykius, saugius drabužius, nes bijai išsiskirti ir būti pastebėta. Tu jau pasikeitei per motinystę, augimą, gijimą, savęs atradimą, tačiau tavo garderobas liko praeityje. Tu žiūri į savo drabužius ir jauti, lyg jie priklausytų buvusiai tavo versijai, kuri jau per ankšta tau, ir aš turiu omenyje ne drabužių dydį. Sveiki, mano vardas Sonata Rimkė ir aš daug metų kūriau moterims drabužius, tačiau ilgą laiką mano pačios garderobas buvo baisus, neskoningas. Vengdama žiūrėti į veidrodį, nes būdavo gėda žiūrėti save kaip apsirengusi. Tačiau viskas pasikeitė, mano gyvenime pasikeitė, mano spintoje pasikeitė atradus mados psichologiją. Tad jeigu nori sužinoti, kaip mados psichologiją galėtum pritaikyti savo gyvenimui, kviečiu tave į nemokamą 2 valandų webinarą, kurio pažadu požiūris į drabužius kardinaliai pasikeis. Kas tavęs laukia šiame renginyje? Sužinosi, kad drabužiai nėra tik medžiagos gabaliukai. Jie neša informaciją, jie kalba už tave, tau dar nespėjus prasižioti. Per 34 milisekundės žmogus susikuria apie tave įspūdį, kurį pakeisti būna vėliau labai sunku. Taip pat išmoksi per mados psichologijos prizmę derinti emocijas, spalvas, audinius, kad drabužiai taptų tavo pasitikėjimo šaltiniu. Atliksi emocinę garderobo detoksikaciją, atsikratysi neigiamų emocijų ir nustosi pirkti drabužius, kurių nenešioji. Ir išeisi su nauju požiūriu į stilių, kuris bus tavo stiprybės išraiška. Visos dalyvės gaus dovanų PDF mini knygą 7 emociniai blokai, kurie trukdo tau stilingai apsirengti. Daugiau informacijos ieškok video aprašyme ir junkis. Iki pasimatymo.